Jeigu manai, kad tavo rezultatai priklauso tik tai nuo genetikos, leisk man tau parodyti, kaip pradėjau savo kelionę pati prieš tampant IFBB Pro ir kaip aišku jie atrodo dabar. Priežastis, kodėl nusprendžiau susikurti lietuvišką kanalą, kai ilgą laiką visą savo turinį kūriau tik tai anglų kalba, yra tokia, jog supratau, kad šiuo metu, kadangi apsistojau Lietuvoj, keliavau daug ir tikrai viską aptarsiu, jeigu bus įdomu kitose video ir taip toliau, bet tiesiog supratau, kad trūksta šiek tiek žinių, o gal net ne šiek tiek, taip pat labai noriu įkvėpti ir kitus, siekti savo tikslų toliau, bet tą daryti teisingai, nes kaip ir minėjau, čia yra labai daug neteisingos ar painios informacijos, ar kad vienintelis būdas pasiekti rezultato ar gerai atrodyti yra drastiškos dietos ir iš tikrųjų visai kankintis nereikia, net jeigu ir dalyvauju varžybose, aišku, tai yra galbūt šiek tiek griežčiau, viską pamatysit, viską paaiškinsiu, bet tiesiog noriu parodyti, kaip atrodo mano kasdienybė, kuomet auginu raumenukus, kaip sportuoju, kaip valgau, šiek tiek savo tiesiog daily gyvenimo, tikriausiai kolaboracijų su kitais, kitų exciting video, kurių galvoju tęsti ir daryti daugiau, ne vien tik tai galbūt vlogus ar treniruotis, bet norėjau tiesiog pradėti viską labai paprastai, pasižiūrėti, kiek jūsų norės žiūrėti tokį turinį, kiek jums bus įdomu ir aišku priklausomai nuo to, ar atsiras norinčių, nes nežinau, kiek Lietuvoje tas yra aktualu, kiek sportas aktualu, kiek aplamai tokie vlogai ar, kaip ir sakiau, kolaboracijos taip toliau būtų įdomios, tai priklausomai nuo jūsų, tiek kiek žiūrėsit, kiek bus įdomu, tiek ir darysiu. Pripažinsiu, labai keista daryti lietuvių kalbą, nes kaip ir sakiau, labai ilgą laiką keliavau po užsienį, vis tai, kad darydavau viską anglų kalba ir susipažinau su daug profesionalių sportininkų, bodybuilding žvaigždžių ir taip toliau. Ir jeigu bus įdomu, irgi pasidalinsiu, aišku, galite ir mano kitą kanalą pasižiūrėti, kur tikrai ten visko labai daug, bet tiesiog norėjau padaryti tokią įžangą, o šitam video tiesiog parodysiu, kaip sportuoju, ką suvalgau, ką valgau per dieną, šiuo metu auginant raumenukus liesai, tą darant, stengiantis išlaikyti formas, nepriaugant per daug riebalinės masės, nes vėlgi dar viena klaida, visi galvoja, kad ne visi, bet dauguma, kad jeigu norim priaugti raumenukų, reikia valgyti belekiek, užsidėti labai daug svorio ir tik tada raumenis augs, bet tai nėra tiesa ir tiesiog noriu viską parodyti, kaip daroma optimaliai, nes lygiai taip pat dirbau ir šiuo metu dirbu su daug merginų, iš tikrųjų iš viso pasaulio, aišku ir su lietuviam, ir klaidų yra labai daug ir supratimas apie, kaip ir sakiau, sportą, sveiką mitybą, kaip tai atrodo, yra ganėtinai prastas. Tai tiesiog norėčiau, kad šitas turinys jūs įkvėptų, suteiktų geros emocijos, kaip ir sakiau, matysim, ar galbūt tęsiu daugiau su vlogais, ar galbūt su kolaboracijom, bet tiesiog tiek kol kas. Taigi savo rytą pradedu nuo papildų gerimo, paprastai geriu aminorūgštis, glutaminą, jeigu darau šiek tiek kardio iš ryto, tai dar geriu ir Raw Nutrition Burn tokį produktą, kuris kaip ir fat burneris, bet iš esmės jis man duoda tiesiog daugiau energijos ir aš galiu atlaikyti šiek tiek lengviau, nes kardio tikrai nelabai mėgstu daryti, tai man tikrai padeda, visi linkai mano panaudojimų papildų yra apačioj, kodas Laura tiek Revive Nutrition papildams, va čia geriu grybų kompleksą tokį, jisai irgi labai padeda ir nervų sistemai, ir bendrai mitochondrijom visom mūsų, jų sveikatai, nežinau kaip išvesti tiksliai į lietuvių kalbą, bet žodžiu, kodas Laura, viskas apačioj. Tai va, ką dar norėjau pridurti, tai iš tikrųjų kaip yra svarbu įsitikinti, kad mes valgom pakankamai. Ir dauguma merginų nepasiekia rezultatų ne todėl, kad valgo per daug, bet kaip tik valgo per mažai ir valgo netinkamai. Tai labai svarbu, kad kalorijų mūsų maiste netrūktų ir maisto užtektų mums tiek atsistatyti, tiek gerai jaustis. Tai tas yra labai svarbu. Tai ką visą laiką ketinu ir toliau tęsti ir pabrėžti savo vloguose, tai maisto kokybę, jo svarbą, ką valgyti, kaip valgyti, tą tikrai parodysiu ir šiandien matysit mano pilnos dienos valgymus, kaip visą tai atrodo. Tai va, tai iš tikrųjų, netgi kai pradedam su merginom dirbti, dažniausiai dauguma jų nustemba, kiek iš tikrųjų daug reikia suvalgyti, netgi tada, kuomet yra metamas svoris, nes pilnaverčio sveiko maisto ta vertė kokybė yra visiškai kitokia ir, kaip ir minėjau, jo turi pakakti.
Taip kad tikrai mityba svarbus reikalas, nes jinai padeda ne tik mums siekti rezultatų sporto salėje, bet aplamai gerai jaustis dienos metu, minti švaresnės, kai kūnas sveikas, netrūksta maistinių medžiagų, tada aišku ir plaukai, ir ragai, ir kanopos ir visa kita auga daug geriau, žodžiu, jaučiamės geriau, tiesiog oda pradeda spindėti, tai vat, tiesiog tą taip pat norėjau paminėti ir čia, kaip matote, darau pusryčius, kurie yra mano šiuo metu mėgstamiausi, man visiškai neatsibosta, aš galiu valgyti tą patį ir tą patį ir tą patį, bet aišku, įvairovė taip pat yra svarbi, ką tikrai tau stengiuosi, pati stengiuosi daryti, kartais aptingstu ir tikrai gaminuosi labai panašiai, bet svarbu paįvairinti tiek baltymų šaltinius, angliavandenių, riebalų. Taigi, labas rytas, dabar, kaip matot, gaminu pusryčius, pamatysite, čia mano grinčo tortas, žiauriai skanu ir iš tikrųjų greitai pasigamina. Taip pat dažniausiai, kai gaminu pusryčius, mėgstu klausytis arba podcast'o, arba kažko, nežinau, YouTube'o, kažkokio tai video pamokomo ir panašiai. Vien tam, nes tada labiau susikoncentruoju ir man sudėtinga filmuoti ir kalbėti ir taip toliau, ir dėl to dažniausiai rašau balso įrašą ant viršaus, bet dabar bandom šiek tiek kažką kito, palaukit, reikia atversti blynus, nes jaučiu tokį teks. Bet jo, šiandien bandom kažką kitą, nes kaip ir sakiau, lietuviškai daryti vlogus yra pakankamai neįprasta, bet turėtų būti visai fainai, jeigu jums patiks, tai sakau, darysim daugiau. Vienintelis keistas dalykas, šiandien mėgau beveik 10 valandų, kas man yra nerealu, bet kadangi užvakar su Emiliu filmavom laivą, gavosi taip, kad miegojau tik tai 3 valandas, tai manau, mano kūnas šiek tiek kompensavo šiandien, ačiū Dievui, nes šiandien dar ir prisidavimai su merginom, su online klientėm, žodžiu, tai tiesiog pilna diena darbų ir turiu būti fresh, turiu būti išsimiegojęs, dar pati turiu spėti pasportuoti ir, žodžiu, visi kiti reikalai. Tai va, tik toks mini update'as, sakau, bandysiu rašyti voiceoverį ant viršaus, kad per daug dabar nekalbėčiau ir nesudeginčiau ir parodyčiau jums normalų tortą, koks jis ir turėtų būti, o ne teplep sudegintas variantas. Tai va, taip, dirbam, kepam. Aš tiesiog kepam, aš tik atsikėliu. Ir pamatysit galutinį rezultatą. O dabar toliau pratęsiu šiek tiek kalbą apie mitybą, tai vėlgi, kad ir koks jūsų tikslas bebūtų, ar svorio metimas, ar raumenukų auginimas, ar abu, ar tiesiog norit būti sveikesni ir jaustis geriau, labai svarbu yra iš tikrųjų valgyti, kaip ir sakiau, švariai, bet tuo pačiu tikinti, kad mums mūsų maistas ir mūsų valgymai patinka, tikrai neturit kankintis, kaip ir sakiau, ne viskas yra vien tik tai apie sausą vištieną su ryžiais, ta įvairovė gali būti labai didelė ir, kaip ir sakiau, mano vlogose tikrai tą matysit, nes aš valgau, savo sakyčiau, karališkai ir tikrai daug skaniau negu kuomet anksčiau valgiau visišką džanką ir nesirūpinau savo mitybą, tai dabar jinai žymiai skanesnė, jinai sveikesnė, man padeda siekti formų ir jaustis gerai, tai va, tai tą būtent ir parodysiu. Tiesiog dar kartą pabrėžiu, kad, kaip ir sakiau, maisto turi būti daug, jisai turi būti geras, įvairus ir jūs turit jo mėgautis. Tai va, dabar iš tikrųjų yra visiška žiema, nes rašo, kad yra -12, bet feels like, jaučiasi, oh my god, aš čia dar su pre-workoutu, bet jaučiasi tarsi būtų -22, ale jutiminė temperatūra. Tai aš dabar filmuoju ir jaučiu, kad man tuoj pirštai nukris, tai šiek tiek parodysiu, kaip atrodo sniegas, jeigu dar nematėt sniego, ir daugiau jaučiu nefilmuosiu, nes nušalsiu tiesiog. Malavau, turiu pabrėžti, kad dabar aš esu su 2 kelnėm, 4 megztiniais striuke ir žiauriai šalta. Treniruotę pradedu nuo pristraukimų, delnai nukreipti nuo savęs, pečiai nuleisti žemyn ir prieš traukdama pirmiausia aktyvuoju nugarą, tarsi bandyčiau alkūnėmis traukti žemyn. Kylu iki tol, kol smakras pakyla virš skersinio, o nugarą laikau įtemptą viso judesio metu
Taip pat nepamirštu leistis lėtai ir kontroliuotai, be jokių svyravimų ar kompensacijos. Jeigu pradedat kompensuoti, tampa labai sunku, tuomet geriau pasimažinti svorį ir pratimą atlikti lėčiau. Tuomet einu į incliną, kitaip sakant, traukimą kampu, neutraliai. Tai čia sėdžiu šiek tiek pasvirusi į priekį ir naudoju neutralią rankeną su neutraliu paėmimu ir prieš traukdama nuleidžiu aišku pečius, tada alkūnes vedu žemyn ir atgal. Stengiuosi jausti, kaip dirba platieji nugaros raumenys, o aišku, ne rankos. Taip pat viršuje stengiuosi pilna amplitude atlikti pratimą, ištempti pilnai svorį ir tada aišku jį grąžinu lėtai atgal. Toliau viena ranka klupint, tai šį pratimą atliekant klupiu ant kelių, man taip yra patogiausia, galima aišku ir sėdėti ir daryti jį lygiai taip pat iš viršaus, bet taip man padeda stabilizuoti kūną, izoliuoti nugarą šiek tiek labiau ir ranką traukiu link klubo, alkūnę vedu žemyn, šiek tiek atgal. Taip pat labai svarbu yra nesisukti per liemenį, juda tik tai ranka ir judesius aišku atlieku lėtai, kaip visą laiką, pilnai kontroliuodama tiek traukimo, tiek grąžinimo svorio atgal fazę. Toliau pratimas kryžiuojant pečius, ne pečius, o rankas su trosais. Aišku, čia orientacija yra į pečių galą ir rankas laikau kryžiuotai prieš save, o traukdama rankas atgal galvoju ne apie rankas, o apie pečių galą. Tai tas labai svarbu ir alkūnes vesti atgal. Taip pat pečiai vis laik yra nuleisti, kaklas atpalaiduotas, vėlgi jokios inercijos nenaudoju, tada trauka nugarai su trosu siaurai, tai nugarą aišku laikau tiesą, krūtinė šiek tiek pakelta į viršų, žiūriu prieš save, taip pat traukdama lėtai laikau nuleistus pečius, alkūnes vedu atgal ir laikau arti kūno. Tai va, toliau mostai su hanteliais, taip pat čia dariau dropsetą, netgi trigubą dropsetą, tai čia vėlgi rankas keliu į šonus iki pečių lygio, alkūnės minimaliai prilenktos, jas vedu pirmiausiai į viršų, taip pat jungiu trapeciją ir aišku svorį, kuomet susimažinu 3 kartus, darau tiek, kad jau nebegalėčiau pakartojimų, tai maždaug apie 8-12 pakartojimų kiekvienai serijai su svoriais. Taip pat užbaigiau su tiesiog trauka nugarai su štanga, čia pasiėmiau šiek tiek mažesnį svorį, kartais darau su didesniu, bet vėlgi visas fokusas yra į lėtą tempą, nepersistengiant, nemusikuojant, bet tikrai kontroliuojant svorį ir išliekant stabiliai. Ir dar gal šiek tiek pridėjau aktyvacinių pratimų, kurie puikiai tinka treniruotės pradžiai, kuomet norim apšilti. Viskas gavosi taip, kad treniruotę pasidarau. Vienintelis dalykas, turėjau pravesti dar vieną, bet gavosi taip, kad atsišokė mergina, tai žodžiu, laikau gimę tiek ilgiau negu planavau. Bet, ką dabar norėjau pasakyti, iš tikrųjų labai nelaukiu eiti lauką, nes žiauriai šalta. Man dar reikia eiti į Lidlą, susipirkti produktus, padaryti visus čekinus su merginom šiandien, o jau dabar 11:00 šiek tiek planuoju stresuoti, žodžiu, keletą dieną. Bet tikiuosi viską suspėsiu, nes kai tik nesmėgiai darbų, tai labai stipriai stresuoju ir panašiai. Bet jo, kas labai keista, tai iš tikrųjų man atrodo, kad visų žmonių naujų metų rezoliucijos buvo ne tik, kad pradėti sportuoti, bet nebesportuoti, nes salė praktiškai tuščia. Čia, aišku, dar matau keletą žmonių iš miesto savęs neturiu, tai dėl to stengiuosi taip kalbėti, kad... Ką dar pastebėjau, kad jeigu tenka filmuoti viešose vietose, tai iš karto mano balsas žymiai tylesnis, viskas daug labiau awkward, nes niekada nežinai, galbūt kas nors klausosi, namie visiškai kitas reikalas, bet, kaip ir sakiau, stengiuosi viską perkelt į lietuvišką realybę, nebe anglišką kanalą ir sakau, bandysiu priprasti, manau, pakankamai greitai viskas gausis. Jeigu, aišku, žiūrėsit ir galėsiu daryti turinį toliau, nes neturiu maks laiko viskam, tai tiesiog noriu prioritetą skirti tam, kas būtų naudingiausia ir ką, aišku, jūs žiūrėtumėte. Tai va, dabar žodžiu, susidedu daiktus, prisirengiu dar keletą sluoksnių, einu į minus 12 šalčio, bandau išgyventi
Ir tada, kaip ir sakiau, daryti čekinus, valgyt ir parodysiu, ką valgau. Tai bus keksiukai su košė, su kiaušiniais, su uogom, vaisiais, persimonas, varškė, žodžiu, daug. Visko valgau daug, skaniai. Ir dabar tik tai 4 kartus per dieną, nes anksčiau valgydavau gal 6. Dabar tiesiog dideli mylai, bet daug rečiau. Ir taip stupau daug laiko. Ir jaučiuosi žymiai geriau iš tikrųjų. Taupai batus. Prieš mane ėjo žmogus, porą kartų vos nenusijobinau, taip sakant, befilmuodama, bet jo, tiesiog tikrai žiema, šiaip iš tikrųjų gražu ir nebe taip šalta, kaip galvojau. Aišku, aš dar iššilus po sporto salės, bet kada norėjau pridurti šitie batai, kuriuos aš vos taupau, nes matyt, mano kojos tiesiog plečiasi, nežinau, tikriausiai svoris auga ne tik ant raumenų, bet ir ant kojų, ko gal aš nelabai norėčiau. Bet esmė tai, kad šitie batai visiškai nepritaikyti žiemai, nors jie šiaip žieminiai. Bet aš jau, žinokit, stabiliau jaučiuosi su slidėm, be pakaustų net ir be jokių ten lazdų, negu su šitais batais, nes jie slysta ten, kur net neturėtų slysti. Aš tiesiog, realiai yra tokių vietų, kur aš, jeigu noriu išsaugoti savybę, aš turiu ropot faktiškai. Nes jie tiesiog antiek slysta, aš galiu nieko nedaryčiau. Čia eit kaip pingvinas, neit kaip pingvinas stovėt, jie tiesiog slysta, tai va. Tai va, dar vienas mano valgymas, dabar kaip matėte sudėliojau vaflį, į kurį sudėjau triušienuose, avokadą, aš jį dabar šildau orkaitį, dėl to čia viskas pypsi, tada ten varškės, nu žodžiu, šiaip žiauriai geras dalykas, mano kumbukė irgi reikės šitą reikalą įtraukti, nes jį neseniai papildžiau, anksčiau dariau su saldžia, tik į saldžia bulvę, dabar šiek tiek pridėjau naujų ingredientų, galiausiai biškį dega man. Bet, žodžiu, žiauriai geras reikalas ir gerai, gal kol kas reiktų pavalgyti, kol jisai dar šiltas. Tai va, taip atrodo toks kaip sumuštinis, galėčiau jį pjauti iš tikrųjų į 4 dalis, tada būtų gal šiek tiek lengviau valgyti, nes dabar jis toks, aš kad ir 2 perpjūviau, vis tiek pakankamai sudėtinga ir viskas drimba. Tai manau tikrai nefilmuosiu kaip valgau, bet
bent jau matot šitą rezultatą. Tai va, šiaip žiūri skanu ir labai easy surinkti kalorijas, jeigu straglinat su to, jeigu auginat raumenukus ir sakot, kad sunku suvalgyti daug, tai va, tortai, vafliai ir viskas bus čiki. Ir aišku, mano galva dabar šlapia, nes rytoj einam į šitą stand-upą su Stokholm ir Katleriu ir sese. Tarsi su sese einam į tą stand-upą, tai šiandien maudynės ir visas kitas, pasistengsiu rytoj pavloginti irgi, kad įtrauk daugiau. O dabar sakau, valgau, džiaugiuosi ir einu toliau dirbti su programom, nes kosmosas iš tikrųjų labai labai ilga diena ir sakau, netrodo, kad nieko nespėjau, nes dar bandau sufilmuoti. Greitai ir neskausmingai mylas suvalgytas ir dabar ką norėjau iš tikrųjų pridurti ir kaip ir sakiau visos šitos serijos, ką norėjau parodyti ir pabrėžti, bet prieš pradedant aš pasakysiu, kad dėl jūsų, nes norėjau parodyti tą sumuštinį, kurį tiesiog ištaškiau befilmuojant, aš sugebėjau naujai skalbtas kelnes visas apsidrėpti padažu, bandžiau užsivalyti, bet nelabai pavyko. Bet žodžiu, tokia ta realybė, ne viskas būna idealu, tai ką kuriu Instagram'e dažniausiai būna gražu ir be feilų, kartais aišku ir tai parodau, bet va tuom YouTube'as man ir patinka, mano vlogai, kuriuos dariau anglų kalba visą laiką kitam kanale, kad čia yra tiesiog tiek daug realybės, viskas tikra, viskas taip kaip yra ir net nereikia, nežinau, vaidinti, bent jau aš taip jaučiuosi, kad sakau, visą laiką rodau ir darau kaip gaunasi, tai va tai tas visai smagu. Bet ką norėjau pabrėžti šitom serijom, ką stengsiuosi dabar ir toliau rodyti ir demonstruoti šituose vloguose ir kaip ir sakiau, visam turinį žodžiu, kad vėlgi, jeigu norit pasiekti rezultatų, tai nereiškia, kad turit viską daryti drastiškai, tai nereiškia, kad turit valgyti sausą vištieną su ryžiais, pavyzdžiui, aš vištienos iš vis negaliu pakęsti, nevalgau, nemėgstu, aišku, jeigu reikia, kartais pasidarau skaniai, ten, nežinau, tokį vaflį čia, bet aš vis tiek dariau su triušiena. Yra tų būdų ir variantų, bet tiesiog ką noriu pasakyti, kad kiekvienas gali atrasti savo būdą valgyti, sportuoti, išlikti aktyviems, siekti tikslų ir jų yra labai daug. Tai aš valgau vaflius, tortus pusryčiam, mytybą, absoliučiai viskas, ką valgau, žiauriai mėgstu, man žiauriai skanu ir tikrai nesikankinu ir tuo pačiu siekiu savo rezultatų. Tai mano mytyba netgi nekinta, ar aš ryškinčiausi, tarkim, mesčiau svorį, riebalinę audinį, ar aš auginčiau raumenukus. Iš esmės viskas yra tas pats, maistas yra tas pats, tiesiog jo kiekiai kinta ir tarkim, jeigu pasikerpu šiek tiek riebalus, angliavandenius, tai tiesiog tos proporcijos tam tikrų valgymų pakinta ir sumažėja, baltymus dažniausiai palaikau. Bet pati esmė jie išlieka, nes vėlgi, jeigu norim ilgalaikį perspektyvą pasiekti rezultatų, tai nereiškia, kad laikomės dietos, nežinau, porą mėnesių max ir tada viską metam, grįžtam prie senų įpročių, prarandam rezultatus, motivaciją ir, žodžiu, vėl išsisukam į tokį burbulą, iš kurio sunku išeiti. Tai kad taip neatsitiktų, yra svarbu, sakau, lipdyti ilgalaikius įpročius, šito mokau ir savo klientės, savo merginas. Labai smagu iš tikrųjų matyti transformacijas, kuomet jos vyksta, aišku, ne tik fiziškai, bet ir mąstymo prasme, kuomet pakeičiamas požiūris į mitybą, į sportą, išmokstam mėgautis procesu, žiūrėti ilgalaikę perspektyvą, nestresuoti, jeigu svarstyklės parodė daugiau svorio vieną dieną, nes tiesiog išgeriam daugiau vandens ar vakare kažką suvalgiam, nežinau, suresnio, tarkim, ar ne, arba vėliau valgym. Žodžiu, daug dalykų, kurie įtakoja ir svorį, ir jos sviravimus, ir mūsų rezultatus, ir nereikėtų, žinai, stresuoti, jeigu kažkas nutinka tai dienai, tiesiog, kaip ir minėjau, jau man kažkas parašė, dėl to aš išsiblaškiau. Man iškart nutrūko mintis. Gerai, kartu pasakau trumpai. Ilgalaikiam rezultatui reikia ilgalaikio plano, vadinasi, turit mėgautis tuo, ką darot ir, kaip ir sakiau, rodysiu, kaip tą darau. Taip kad, jo, iš tikrųjų labai excited daryti šitas serijas. Labai tikiuosi, kad bus žiūrinčių daugiau, nes jeigu ne, tai tiesiog nebeturės tam laiko, bet jo, žodžiu. Tai va, tai tiek žinių dabar, sakiau, einu dirbt. Galbūt dar nueisiu iki Rimi, nes čia netoli, man reikia dasipirkti keletą dalykų, kiaušiniai baigėsi. Ir viskas, ir paskutinį valgymą tikiuosi nufilmuosiu, bet iš esmės tai bus tas pats, kas buvo po treniruotės, nes labai taupau laiką, tai stengiuosi valgyti
per daug laiko neskirti gaminimui, tai kadangi tie keksiukai jau užkepti, tai man beliks tik tai pasišildyt košę ir suvalgyt, kas liko suvalgyt. Taip. Tai va, iš tikrųjų, kad ir kaip šalta būtų, bet vis tiek dar nusprendžiau prieš paskutinį valgymą išeit prasivaikščioti, nes paprastai vis tiek mėgstu bent truputėlį pabūti lauke dienos metu, arba dabar vakaro metu, nakties metu, nežinau. Nes, sakau, kai ilgai užsidirbi prie kompiuterio, vis pirma tai užsisėdi. Kitas dalykas, labai nemėgstu vienoj patalpoje, kas yra bute, būti ilgą laiką. Tai norisi šiek tiek prasivedint galvą, mintis, tiesiog prasijudint galiausiai, kaip ir sakiau. Ir dabar filmuoju ir atrodo, kad ranka tai nukris, bet jo, šiaip vaikščioti labai mėgstu. Aišku, kaip ir sakiau, jeigu laiko nėra daug, reikia dirbti, tai neprisivaikščiusi kosmoso laiko. Aišku, kai oras geresnis, tai galiu kažkiek ir telefonę dirbti eidama. Dabar to daryti negaliu, tai tiesiog klausai podcastą arba dėliojas mintis. Kartais gerai pabūti ir tyloje, iš tikrųjų, ko turėčiau daryti daugiau, nes to nedarau pakankamai. Dažniausiai vis tik klausaus kažkokio tai podcasto, kažko stengiuosi išmokti, bet to pačiu, kaip ir sakiau, labai naudinga iš tikrųjų tiesiog pabūti tyloje, nes visą laiką atrodo telefonė, nes darbas yra telefonė, podcastai yra telefonė, viskas yra absoliučiai telefonė ir jo, norėčiau mažiau jame praleisti, bet kartais tiesiog nėra išeities. Tai vat, tai toks update'as, šiaip pakankamai daug žmonių vaikšto. Ne aš viena tokia drąsi į -20. Žodžiu, tai va. Vėliau, sakau, susitiksim su maistu ir manau, kad užbaigsiu. Ai ne, rytoj dar vloginsiu mūsų stand-upą. Ir tada užbaigsim. Viskas, kaip ir sakiau, šiandien renginys. Tikiuosi baisiai nevėluosim, nes man atrodo liko 20 minučių iki pradžios. Sesė turėtų būti čia už 5 minučių, tai aš jau turėčiau leistis. Nenoriu nusileisti per anksti, nes laukia baisiai šalta, dar šalčiau negu vakar. Man atrodo dabar -13 ar kažkas panašaus, žodžiu, baisų šaltis. Bet tikiuosi išgyvensiu, užsidėjau porą megztinių, tada, aišku, kelnes suplėšytas. Labai protinga, bet čia yra pėdkelnės, kurios skirtos slidininkam. Tai kaip suprantu, jos turėtų šildyti. Tikiuosi neperkaisiu pačiam viduj, bet bent jau laukia nesušalsiu. Tai tikiuosi. Tai va, dabar greitai apsirengiu ir pamatysit, gal nieko nepamatysit, bet kuriuo atveju susitiksim labai greitai. Kaip ir sakiau, va, jau vos neužsimušiau. Jie nelaiko tiesiog. Jeigu aš nestaigyčiau už durų, tai iš viso nukriščiau, nes man tik skambino, kad jau prieš visą porą ir jeigu aš vėluosiu, bus labai negerai. Per ten? Sveiki. Hello. Tu žinai, kad 13 minučių čia važiuoti? Tai dabar? Tikiuosi video buvo įdomus. Jeigu buvo įdomus, tai pakomentuokit, ar norit tokių, arba bent jau tokio tipo video daugiau. Galbūt yra specifinė tema, žmogus, su kuriuo norėtumėte, kad kolaboruočiau, ar tiesiog padaryčiau, nufilmuočiau video. Būtų labai įdomu sužinoti, nes vis dėlto turinį kuriu jums. Ir kaip ir sakiau, kadangi dabar viską darau lietuviškai, bus šiek tiek niuansų ir bus ganėtinai įdomu persiversti, nes, kaip ir sakiau, darau ir angliškai, ir lietuviškai. Tiesiog noriu, kad šitas kanalas augtų ir tada tikrai galėsite apskirti daug daugiau laiko. Ir viskas. Tiesiog duokit man žinot, ko nori daugiau iš manęs, kas būtų įdomu, aktualu. Ir susitiksim jau kitam video.